Jei dienos metu ilgai sėdime arba šiandien neturime laiko ar noro mankštintis, tai privalome atlikti bent šią vieną jogos asaną malasaną. Tai užims vos 1 minutę, bet tikrai pagerins sveikatą. Ir štai kodėl. Sveiki, esu jogos mokytoja Vaida Ulvydienė. Šiandien noriu parodyti, kaip atlikti jogos pozą malasaną arba lietuviškai girliandos pozą. Tai labai naudinga poza net ir visiškai nepraktikuojantiems jogos, dirbantiems sėdimą darbą, o ypač vaikams dažnai palinkusiems prie savo IT technologijų. Kadangi netliekant per daug judesių, nesugaištant laiko, tonizuojamas visas kūnas, o ypač stuburas. Ją galima atlikti be apšilimo. Taigi, pirmiausiai, kuo yra naudinga ši poza? Malasana labai gerai ištempia stuburą ir suaktyvina jo funkcijas. Esi jaunas, kol stuburas yra sveikas ir lankstus. Stuburo ištempimas padeda atlaisvinti ir emocinius blokus, tad jei patirėte stiprią emocinę įtampą, reikia kuo ilgiau išlaikyti padėtį, kurioje stuburas išlieka tiesus. Malasana ištempia ir stiprina nugaros raumenis, taip pat padeda išvengti stuburo išvaržų. Malasana atveria ir ištempia klubus bei kirkšnis. Dėl to poza naudinga ne tik tiems, kas jaučia didelę įtampą ir sąstingį klubų srityje, bet ir besilaukiančiams, nes paruošia gimdymui. Ištempia kulkšnis ir stiprina pėdas. Poza tonizuoja pilvo raumenis. Taip pat tonizuoja ir stimuliuoja vidaus organų darbą, todėl padeda virškinimo procesams ir pagerina tiesiosios žarnos darbą. Ypač gerai esant vidurių užkietėjimui ir pūtimui. Poza tarsi labai geras masažas mūsų žarnynui. Padeda mažinti menstruacijų skausmą ir diskomfortą. Taip pat padidina kraujo cirkuliaciją dubens srityje, todėl sureguliuoja seksualinę energiją. O dabar parodysiu, kaip atlikti šią pozą ir paskui keli palengvinimai, jei dar kūnas negali įeiti taip giliai į šią pozą. Taigi pradėkime. Pirmiausia, išilginkim visą savo kūną, rankos kyla aukštyn, pasitemkime į viršų, nuo kulnų gerai atsistumkim, pakaušį tempiamės į viršų rankomis pečiais, uodegos galiuką paspaudžiam žemyn, pajuskim gerai išilgintą savo kūną, tada rankas leidžiame suglaustas prie krūtinės, o kojas skleidžiame plačiau. Kulnai maždaug pečių plotyje, gal šiek tiek plačiau negu pečių plotis, pėdutės žiūri 45 laipsnių kampu. Leisimės klubais žemyn, o kelys juda pėdos kryptimi. Nusileidžiame į tarpą tarp savo kojų. Dabar spauskime delną į delną, o alkūnėmis stumėme savo kelius atgal. Pakaušį tempiamės į viršų, uodegos galiuką žemyn. Ramiai įkvėpkime ir ramiai iškvėpkime. Užmerkime savo akis ir pakvėpuokime 30-60 sekundžių. Kvėpuokime per nosį, kiekvieno iškvėpimo metu paleiskime visas savo įtampas. Ramiai įkvėpiam ir ramiai iškvėpkime. Jeigu malasanoje jaučiame didelę įtampą kelių srityje, galime taip pat savo padėti, paimkime pleduką ir įspraudžiame tarp blauzdos ir šlaunies. Nusileidžiam žemyn ir alkūnėmis vėl stumėm kelius į šonus, pakaušį tempiamės aukštyn. Jeigu malasanoje jaučiatės ypač patogiai, esate pažengęs jogas, galite šiek tiek pasisunkinti, tada savo pėdutes suglauskime, skleidžiam kelius į šonus ir vieną ranką judam nuo savęs, kitą ranką nuo savęs ir kaktą leidžiamės prie savo kojų pirštų. Rankomis vis judam tolyn nuo savęs ir ramiai pakvėpuojam. Malasana pakankamai saugi asana, kurią gali praktikuoti visi. Tačiau jeigu turit nesenų kelio, klubų, pėdos, kulkšnies traumų, tada prieš praktikuojant geriau pasitarkite su savo gydytoju. Taigi karts nuo karto pakilkime nuo savo darbo stalo, atsitraukime nuo savo kompiuterio ir atlikime malasaną bent kelis kartus per dieną. Išmokinkite šią asaną atlikti ir savo vaikus. Bet norėčiau priminti, kad geriausias rezultatas yra pasiekiamas nuoseklioje jogos asanų sekoje, kurias praktikuojame jogos pamokų metu. Būkime sveiki ir laimingi, iki susitikimo ant kilimėlio.